Kamilė, įsitaisiau naują kamerą, ją dabar išbandysiu. Važiuoju link Aleksoto turgaus, paskui bagažinių turgaus ir bus matyt, ką mes čia prifilmavom. Taigi judam į priekį, žiūrėsim, kas čia bus, ką pamatysim, ką sužinosim. Taip, mašiniukas. Sėdam mašiniuką ir pasivežinkim. Kągi, judam, žiūrim, ką mes ten rasim, ką mes ten gausim. Keliai, keleliai. Kauno miesto keliai. Važiuojam ir dairomės. Taip, supratau vieną dalyką, dabar žiūriu, kad, lyg ir plačiai apima, bet yra dar viena linzė šalia uždėt, kur galima apimt plačiau mašinoj, kad matytųsi daugiau, pavyzdžiui. Nežinau, reikia ar ne, bet manau, išbandymui tai reikėtų ateityje išsibandyti ir pasižiūrėti. Gerai, važiuojam toliau, dairomės toliau. Važiuosim iki Aleksoto turgelio, pasižiūrėsim, kas ten gero. Vos neilės gaunasi, ar ne? Gal spėkit, kokia gatve Kaune važiuoja? Kažin ar atspėsite, ne? Taip, senamiesty matosi, kad turgelis prie pilies irgi yra, taip kad kas nori, gali drąsiai irgi aplankyti. O mes, aišku, važiuojam į Aleksoto turgelį pradžią, o paskui judėsim į bagažinių turgelį. Tai ir Aleksoto tiltas, Vytauto bažnyčia. Ir mes judam. Tai žiūrėsim, ką mes ten rasim. Ar išvis kažkas bus. Ties paskutiniu metu Aleksoto turgelis silpnokas. Tai gal per anksti kažkiek atvažiuojam ar kaip. Bet, žodžiu, labai jau mažai. Kažkaip daugiau visko yra bagažinių turgelį. Taip kad kviečiam, galite atlėkti, pasižiūrėti.
Visi vietoj, einam greitai apsuksim, pasižiūrėsim ir matysim, kas ten gero. Muzikos groja. Štai yra biškį daiktų kažkokių. Tai taip kūdai, gal ir per anksti, sakau. Nežinau. Nes pustuščiai dar, pustuštis turgelis. Įdomaus nieko, ir jau taip pakankamai senai. Dar ten pasižiūrėti. Kartais kažką pamatai. Taip, kas gali būti man įdomaus. Taip, nelabai. Aš čia ką matau. Pradėkim dar porą eilių ir turbūt važiuosim link bagažinių. Štai kam įdomu, kokių prekių. AliExpress. Vienos detalės reikėjo vakar mašinai tvarkant. Laisvai gali būti, galima rasti ir štai čia, įtariu. Bet čia tokios man nėra. Nėra man tokios prekės, nerandu. Taip, tos prekės mes neradom, tiksliau to įrankio neradom. Žiūrim, ką mes čia turim toliau. Taip, tuščia, maža, nedaug. Kad beveik net nėra ką ir taigi. Važiuoju aš tada link šito bagažinių turgelio ir pasižiūrėsiu, kas ten gero. Nes čia tai ką, tuščia, beveik nieko nėra, todėl reikia lėkti ten. Praseikim dar vieną eilutę, ką mes galėtume čia pamatyti. Tuščia. Važiuojam toliau tada. Kągi, judėsim tada link bagažinių turgelio. Nu, tą progą atsigert ir kavutės būtų ne pro šalą, ne? Kągi, minėjai. Judam toliau. Nu, pastebėjau pervažą čia prie Aleksoto turgaus. Tai baisi tiesiog. Kol pervažiuoja, persibaladoja. Oi. Kažką čia tas duobelės biškį palopė, bet vis tiek ne tas. Man patinka kažkaip ši vieta, važiuojant link geležinkelio stoties. Toliau matosi Kaunas. Gražiai. Bažnytėlė ten toli.
Kągi, mėly, turguje esu, bagažiniu. Einam dar. Daug kas iš pardavėjų stovi žiovauja. Žiūrėsim, ką matysim toliau. Praseisim pro vidurinę eilę. Žiūrim toliau, ką mes čia turim. Biškį pakalbėjom, žmogus skambino dėl fotografijos kursų. Vat. Bet nuo Marijampolės apskrities pats transporto neturi, o man važiuoti turbūt, kad irgi neapsimoka. Taigi, taip ir kol kas pokalbį baigim. Na, o čia toliau žiūrim, ką mes čia turim, ką mes čia matom įdomaus. Dairomės, vaikštom. Jo, turi daug laiko praleisti, kad kažką tai pamatyti, kažką surasti. Kitą kartą galima rasti tikrai įdomių dalykų, bet reikia tam laiko. Kągi, einam toliau. Kągi, žiūrim nuo kavos aparatų iki elektronikos ir visokių instrumentų darelių, kurias turbūt kažkas ir taiso. Taip. Viskas krūvoje, rūbai, batai, technika. Spėk tik dairytis. Mėly, išeinu iš turgelio. Nieko savo įdomaus neradau. Nu, būna ir taip, nieko nepadarysi. Bet už tai įdomu pasižvalgyti visada. Gerai, ką, į mašiniuką ir link namučių. Bandysiu sudėlioti šitą video, kad jūs pamatytumėt. Na, o jūs nepamirštat, aišku, paspausti laikų. Pakomentuot, kur jūs, gal kokių naujų turgų yra. Man vis laik įdomu juos aplankyti. Taigi viską tą surašykit, laikinkit ir galit dalintis, aišku.